Rugpjūčio 13 dieną jaunimo organizacija Darbas organizavo akciją skirtą Tarptautinei jaunimo dienai. Jaunimo organizacijos Darbas nariai kvietė bendramžius prisijungti prie visuomeninės veiklos. Mes norim pasveikinti Jonavos jaunimą, pakviesti prisijungti prie visuomeninių jaunimo organizacijų, nes iš tikrųjų šiuo metu Lietuvoje vos keletas procentų jaunų žmonių prisijungia į visuomeninę veiklą ir manome, kad tai yra todėl neišsisprendžia dalis jaunimo problemų. Ir mes norime paskatinti šią akciją prisijungti prie įvairiausių jaunimo organizacijų. Šitos jaunimo organizacijos Darbas dėka jaunimo organizacija Darbas Tarptautinė jaunimo diena įtraukė į atmintinų dienų sąrašą, kartu per darbo partijos tarybos narius. Ir šios akcijos pagrindinis tikslas yra atkreipti dėmesį į jaunus žmones, nes kaip kiekviena diena įtraukta į atmintinų dienų sąrašą yra kažkuo tai įspūdinga, tai tuo metu mes bandom atkreipti dėmesį būtent į jaunimą, jaunimo problemas, jaunimo įtraukimą į aktyvią veiklą ir šios akcijos pagrindinis netgi šūkis yra vieningas jaunimas, galingas jaunimas. Organizacijos nariai dalino skrajutes ir kvietė pabusti išeiti iš pilko šešėlio į šviesą. Jisai miega ne tik ryte, bet aš manau, kad jisai miega apskritai. Ir mūsų pagrindinis yra tikslas pabandyti pažadinti, pabudinti, kad jisai taptų aktyvus, prisikeltų galbūt iš tos pilkos minios, kur šiandien yra miegai ir jai niekas nesvarbu. Tada tokiu būdu mes galėsim juos įtraukti į aktyvią veiklą ir kažką keisti šiame gyvenime. Kad organizacijų yra daug, tai tikrai taip. Aš kiek šiandieną žinau, netgi yra į 23 organizacijos registruotos Jonavos mieste. Ar jos yra aktyvios? Paskutiniu metu manau, kad jos suaktyvėjo, bet manau yra dar šiek tiek pasyvus požiūris pačios mūsų valdžios žmonių. Anot Valdos Karbaliaus šią akciją jaunimo organizacijos Darbas nariai bandė atkreipti valdžios atstovų dėmesį, kad savivaldybė surastų būdų labiau finansuoti visų jaunimo organizacijų paruoštus projektus. Ar priklausai jaunimo organizacijom? Ne. O ką siūlai? Aš siūlau jaunimo organizaciją Darbas. O kas tai? Mes politika.